Įvyko trečiasis etno žaidynės, medininkuose buvo daug dalyvių, mūsų komanda buvo sunkuoka, bet mes įveikėm, mes padarėm daug džiaugsmo, gerų prizų, apdovanojimų, nuostabių emocijų ir energijos pasidalinom su mūsų dalyviai. Išbandė jie 5 etno sporto šakos, tiesiog nuostabų iš Ukrainos netgi dalyvavo iš Vilniaus Graito škola, iš Utenos, iš Krekenavos atvyko, iš Lazdijų, iš Kauno, Vilniaus ir Vilniaus rajono. Kitais metais, tikiuosi, daug daugiau sudalyvavo žmonių, mes tobulėsim ir padarysim šį renginį 4 etno žaidynės dar geresnis. Tikrai mes norime daugiau renginių. Džiaugiuosi, kad būtent šitas renginys vyksta čia ir tikimės, kad tos tradicijos išliks ir kitais metais galbūt ir dar kitais galėsime tęsti. Norėčiau Jūs padėkoti, kad globojate etno sportą savo regione. Tai ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Didelė padėka mūsų rėmėjams ir partneriai Trakų muziejų, Menininkų pilies muziejų, taipogi Vilniaus rajono savivaldybė, mūsų globėjas gerbiamas Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevič, taipogi mūsų rėmėjai Beriberi saldainiai, Loko Citrix sultis ir žinoma generalinis rėmėjas Interesta Group. Su jų pagalba šis renginys buvo įmanomas, įvyko nuostabus, daug patirties, daug emocijų, o žinoma, labai daug įdomių pažinčių atsirado, kurie nori su mumis toliau bendradarbiauti ir plėsti etno sportą Lietuvoje.